Tokiu oru tik su Radio Gama 99 FM bangų ruože. Universitetas, jis neįsikūrė teorija erdvėje, jis įsikūrė ant pamato, bet kaip sakyti jaunas. O jeigu jūs manęs paklausite, o koks žmogaus amžius buvo pirmo tūkstantmečio po Kristaus viduryje? Tai vidutinis amžius karta skaičiuojama 25 metų. Tai mes nugyvenome kartą. Reiškia, dabar mūsų gyvenimo trukmė yra nepalyginamai ilgesnė. Tai mes jau įžengėme vis tiek į tą brandų laikotarpį net šių laikų gyvenimo trukmės požiūrių. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kuriems tik ką profesorės Audronės Bliujienės primintas vidutinis mūsų eros pradžioje gyvenusio žmogaus amžius yra vos įstebima laiko atkarpa, kurios pėdsakus žeme užpiltus jie kantriai kasdien bando iškelti paviršiun. Dar kartą mokslininkai archeologai. Tik šį kartą ne miestų, jūrų dugno, ten glūdinčių lobių, gintarų ar laivų tyrinėtojai, o prieš istorinių ir ankstyvųjų laikų ūkininkavimą atskleidžiančio palikimo ieškotojai. Bioarcheologai ir eksperimentinės trasiologijos specialistai. Kaip jie geba išsiaiškinti kadaise augintų gyvulių rūšis, jų mitybą, senovinės medžioklės ypatumus, žmonių gyvenimo būdą ir daugybę kitų paslapčių iš akmeninių daiktų, dantų ar kaulų likučių. Kas ir kodėl Klaipėdos universitete pirmieji pradėjo kastis po žemėmis ir kokių žinių link prisikasė. Kas toliau? Toną mintims užduoda Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausias mokslinis bendradarbis daktaras bioarcheologas Linas Daugnora. Darbas su kaulais prasidėjo turbūt 1984-85 metais. Ta prasme, pagrindinis tyrimų objektas būdavo kaulinė medžiaga. Dirbant tuometinė veterinarijos akademijai, atvažiavo tuo metu daktaras Girininkas ir atvežė man pirmąją batų dėžutę kaulų su vienu klausimu. Prašome pasakyti, ar tai yra naminiai gyvuliai, ar tai yra laukiniai gyvūnai. Nu ir nuo to laiko užsikabinom ir dirba iki šiol. Šiaip tai yra labai nuobodus iš tikrųjų darbas, nes jis atima labai daug laiko sąnaudų ir tos sąnaudos ne visada atsiperka. Matot, archeologai, kada iškasa medžiagą, jie iškasa labai įvairią medžiagą. Tame tarpe ir biologinė medžiaga, kuri anksčiau iš principo nelabai būdavo ir tyriama. Ir tie biologinė medžiaga, geriausiai išliekanti medžiaga yra kaulai, dantys. Ir nuo šitų pradinių tyrimų ir prasidėjo tie pirmi straipsniai, pirmos pamokos pačiam asmeniškai ir po to jau jaunesniam kolegom, kaip tą reikėtų daryti, kaip reikėtų ne tik tai kasti, bet ir iš karto archeologiniam objekte pabandyti pradinės duomenis surinkti kuo greičiau. Dalis tos medžiagos visada būna susijusi su tuo, kad tą medžiagą tiesiog reikia mokėti paimti. Nes jeigu tai yra kapas, gyvūno kapas ar tai žmogaus kapas, tai yra tam tikra poza. Ne vien tik tai aukščiai, gylis kasamos vietos, bet lemia ir tai, kiek ir ko ten yra. Ir pirmi, sakysim, archeologai, kuriems skaitytos buvo paskaitos Vilniaus universitete savo laiku, po pirmųjų praktikų grįžę buvo labai laimingi ir patenkinti ir sakė, mes dabar suprantam, ką reiškia bioarcheologija. Tai yra dalykai, kurie susiję su tuo, kad tu kasdamas, tu jau turi suvokti, ką tu kasi. Ir iš to, ką tu kasi, tu gali pamatyti patį po to vėliau rezultatą, kuris atsispindi gal tolimesniuose dalykuose, kaip straipsniai, kaip knygos, kažkokia tai vienokia ar kitokia informacija. Bendra informacija gerai, tačiau kad radinys atskleistų tiesą, bioarcheologas turi turėti gausybę specifinių teorinių žinių ir gebėti tiksliai bei teisingai jas pritaikyti. Jeigu analizuojant žmogų reikia tik tai žinot anatomiją žmogaus, tai kada jūs analizuojat gyvūnus, tai dabar atkreipkite dėmesį, jūs galite analizuoti naminius gyvulius, galite analizuoti laukinius gyvūnus, jūs galite analizuoti žuvis, pažiūrėkit, kiek žuvų yra iškasama įvairiais pavydalais, pradedant kaukolėm ir baigiant slanksteliais. Jūs analizuojat paukščius,
Vėl lygiai ta pati sistema, kiek yra paukščių, kokių rūšių paukščiai yra. Jūs analizuojat, pavyzdžiui, kriauklės, bet kokią biologinę medžiagą. Netgi pasitaiko tokių atvejų, kada jūs iškasat visiškai kitos spalvos kaulų, kurie susiję su žiurkėm ar nariotakojais galų gale. Netgi planktonas. Tai irgi galima jį analizuoti, ne vien tik tai pagal tai, ką, sakysim, profesoriaus Olenino grupė dirba. Bet jūs ją galite analizuoti iš to taško, kaip buvo tuo laiku su šita medžiaga. Kuo minto žuvis, kaip jos tuo metu gyveno. Nes, pavyzdžiui, šventojoj archeologinėje gyvenvietėse mes įvairiuose randam, sakysime, šamų. Jūs raskit šių dienų vietose, šamą nerasit. Bet jisai buvo prieš 1,5–2 metų, jis egzistavo. Jis gyveno kaip tik tuose teritorijose, jo maitinosi. Arba upių žuvis ir gėlavandenės žuvis, migruojančios žuvis, paukščiai migruojantis. Jie tam tikrų tik periodų gyvena Lietuvos teritorijai. Ir iš šitų visų labai atrodytų tokių nesurišamų dalykų bandoma yra surišti visą šitą sistemą į tą vieną, po kurią mes šiuo metu dirbam. Pagrindė tai yra ūkis, ūkio raida, ūkio vystimasis. Bet tas visas ūkio vystimasis, jisai eina per medžioklę, per žvejybą, per rinkimą, paleogeografiją, paleogeologinius tyrimus. Tai šitie visi dalykai po trupučiuką tiesiog bandoma jungti vieną didžiulį kompleksą, tai yra kitaip šnekant, kaip šių dienų mokslo administratoriai formuoja mums tokią mintį. Turi būti tarpdiscipliniškumas. Ne tik Žemė, bet ir povandeninis pasaulis rūpi Klaipėdos universiteto tyrėjams bioarcheologams. Jūrinė kryptis dar tik planuose, bet profesoriaus Vlado Žulkaus dėka minčių yra. Mes galvojam, kad jeigu profesorius Žulkus pastoviai plaukdamas į jūrą ir darydamas povandeninius tyrimus, mes net nebejojam, kada ateis laikas, kada mes rasim tenai irgi kaulinę medžiagą, kurią galėsim analizuoti, kadangi tas jūriniai svyravimai to vandens lygio buvo pakankamai dideli ir jie svyravo labai įvairiai per įvairius laikotarpius, tai mes net nebejojam, kad sąlyčio taškai yra, mes juos rasim ir netgi Olando kepurės papėdėje ir mamutai randami, dantis turiu minty. Bet tai dar nieko nereiškia, yra netgi labai įdomių duomenų susijusių su banginiais, nes iš tikrųjų rodo, kad yra tam tikra dalis medžiagos, aišku, jinai yra labai sena, mes jos negalėtume lyginti su tuo, ką mes, reiškia, šiai dienai dirbam. Patys šiuo metu mūsų seniausi radiokarboninių datavimų atlikti tyrimai siekia 45 tūkstančius metų nuo šių dienų. Tačiau iš karjerų žmonės irgi skambina, irgi atveža, irgi turim labai įdomios medžiagos, kuri jau skaičiuojama 10 milijonų metų. Ir tai irgi taip pat viena iš sričių, kuri iš tikrųjų Klaipėdos universitete galėtų egzistuoti, nes reikia tik tai entuziastų. Ir tokių entuziastų mes ir ieškom. Vienas ryškiausių pastarojo metų darbų – profesoriaus Lino Daugnoros kartu su profesoriumi Algirdu Girininku 2015-aisiais išleista monografija Ūkis ir visuomenė Lietuvos priešistorėje. Tai darbas, kurį suformulavo profesorius Girininkas. Aš šiuo atveju gal daugiau pagalbą teikiau iš biologinės pusės, bandydamas įdėti tą procesą iki holoceninį laikotarpį. Kalbu apie mamutus, šiaurės elnius, kurių patį seniausią ragą 44 tūkstančių metų jau turim Lietuvos teritorijoje ir tai yra iš Klaipėdos krašto ta medžiaga, iš Neaukštų karjero. Ir kadangi tai yra trečioji knyga, kurią mes kartu su juo ruošiam, tai gal jinai daugiau yra plačiai visuomeniai, kad jinai trupučiuką plačiau suvoktų, ką mes iš tikrųjų dirbam. Toks liktai tarpdisciplininis ryšys tarp labai skirtingų dalykų, tarp žiedadulkių tyrimų, kurį pagrindė atlieka daktarė Miglė Stančikaitė, geologijos, susijusius su profesoriu Bitinu, archeologijos tai, ką dirba Algirdas Girininkas, ir biologijos tai, ką bandau aš įdėti, ir tą visą schemą bandom sujungti kažkokį tai vienokį ar kitokį bendrą darbą. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus sudalyvavusiais daugiau kaip 3000 Lietuvos ir užsienio mokslinių konferencijų.
Kita mūsų laidos žvaigždė – Klaipėdos universiteto istorijos mokslo krypties doktorantas Tomas Rimkus. Jos sritis – eksperimentinė trasiologija. Kas tai? Trasiologiniai tyrimai būtent yra tokie tyrimai, kurių pagalba mes galime nustatyti daugiausiai priešistorės, bet aišku vykdoma yra ir istorinių laikų, šių laikų dirbinių funkcinę paskirtį. Galime pasakyti, kam tas įrankis, ar titnaginis, ar metalinis, ar dar kitoks, kam jis buvo naudojamas, kokia jo paskirtis buvo, ar tai buvo pjovimas, ar tai drožimas, ar tai dar kokia nors kita funkcija. Ir šios tyrimus mes atliekame naudodami tam tikrą technologinę įrangą, kuri šiuo metu yra Klaipėdos universitete, eksperimentinės archeologijos ir trasiologijos laboratorijoje. Ta įranga daugiausiai susideda iš galingo mikroskopo, stereoskopinio mikroskopo, kurio pagalba mes galime padidinti vaizdą beveik 700 kartų ir galime aptikti ant tų įrankių likusias darbo žymes, darbo pėdsakus. Na ir tos pėdsakus fiksuojame, pateikiame iliustracijų pavidalu, juos interpretuojam, aprašome, o tiksliau apibūdinant juos, tai mes dar ir atliekame eksperimentus. Pasigaminame tokio pat įrankio kopijas, identiškas, naudodami tas pačias technologijas, kokias naudojo ir priešistorėje ar istorinių laikų epochose gyvenę žmonės. Ir bandome atlikti identišką darbą, kurį manome, kad galėjo būtent su to įrankiu daryti. Paskui tą darbą atlikę mes eksperimentinį įrankį fiksuojame po mikroskopu. Aišku, yra prieš tai fiksuojami ir laiko intervalai, ir pasigaminami yra keli įrankiai, ne tik vienas, kadangi reikia keletos bandymų. Vienas bandymas niekada neparodys, kad tikslus rezultatas bus. Na ir paskui mes eksperimentinį tą įrankį su autentišku, reiškia archeologinių tyrimų metu aptiktų įrankiu mes lyginame darbo pėdsakus ir taip galime daugiau ar mažiau, sakykime beveik 100% galiu teigti, kad mes galim nustatyti tiksliai to įrankio funkciją. Trasiologija nuo treis, pėdsakai ir graikiškojo logos mokslas. Šio mokslo pradininkas mūsuose profesorius Algirdas Girininkas. Tokių tyrimų pirmtakas, ko gero Lietuvoje, tai būtų ir pats mano vadovas, tai Algirdas Girininkas, Klaipėdos universiteto profesorius, archeologas. Jisai keletą metų yra stažavęsis Rusijoje, Sankt Peterburge, identiškoje laboratorijoje. Tai buvo vienas iš pirmųjų mokslininkų, kur susipažino su tyrimų metodika, atliko ten praktinę dalį ir parsivežęs čia žinias ir jau pradėjęs dirbti Klaipėdos universitete, norėjo tiesiog šios metodus pritaikyti ir Lietuvos priešistorės tyrimams, būtent priešistorės, kadangi jis pats yra priešistorės tyrinėtojas. Ir pavyko suburti ir tam tikrą įrangą ir suburti tam tikrą žmonių grupę, kuri šiuo metu tuo ir užsiima. Na, iš tikrųjų, tokių tyrimų yra atlikta ir ne tik profesoriaus Girininko, yra ir kiti atlikę archeologai Lietuvos tos tyrimus, tačiau jie patys, sakant, jie tos tyrimus tik skelbė, tačiau jie jų neatliko, tos tyrimus atliko užsienio laboratorijų mokslininkai, o Lietuvos archeologai tos tyrimus tik paskelbė. Pasidalinkit savo patirtim. Koks ar kokie radiniai jūs labiausiai pradžiugino? Kas mane pradžiugino labai, tai 2014 metais Nemunėlio Radviliškyje buvo aptiktas Šiaurės elnio ragas, kuris buvo atgabentas į Klaipėdos universitetą pas profesorių Dugnorą. Ir pasirodo, tas ragas yra ne šiaip savo ragas, tačiau jis yra žmogaus rankų darbo. Iš Šiaurės elnio rago pagamintas įrankis, kuris buvo naudojamas priešistorėje kažkokiems tai darbams. Tokių ragų įrankių nėra aptikta ir tai buvo pats pirmasis egzempliorius aptiktas Lietuvoje. Ir tai buvo iš tikrųjų nuostabu aptikti tokį dirbinį, kadangi mes jau žinojome, koks jo amžius. Mes jį datavome užsienio laboratorijose, paėmė mėginius. Jo data yra 11 140 metų prieš Kristų. Tai yra seniausias žmonijos egzistavimo laikotarpis paleolitas. Pas mus tai finalinis paleolitas, pati paleolito pabaiga, bet reikia pabrėžti tai, kad tai yra pirmasis dirbinys datuotas iš paleolito laikotarpio Lietuvoje. Na ir trasiologiniai tyrimai, aišku, buvo atlikti su šituo ragu. Mes įsiaiškinome, kad, jo visų pirma, įsiaiškinome jo gamybos technologiją, kaip jisai buvo pagamintas, su kokiais įrankiais jis buvo pagamintas, ar tai titnaginiai, ar kitokie įrankiai buvo naudojami produkcijai jo. Ir, mes preliminariai nustatėme, kad šis įrankis buvo skirtas medienos apdirbimui, medienos kapojimui, galime įvardinti jį kaip kirvį. Tai iš tikrųjų vienas mūsų komandos, atradimų, kur iš tikrųjų paliko didžiulį įspūdį ir labai daug teigiamų emocijų, kadangi šitas radinys yra svarbus ne tik Lietuvai, tačiau praktiškai visai Europai. Vakar nežinojome, šiandien valio vėl žinom. Bet skeptikas pasakys, kam to reikia? Jau seniai tais kaulais nieko nebekapstome.
Su pirma, mes atskleidžiame tokius istorijos, sakykime, vingius, kurių atskleisti niekas daugiau negalėtų, nes, kaip žinoma, raštas Lietuvoje, pirmieji rašiniai šaltiniai, kada pasirodo labai vėlai, pakankamai praktiškai geležies amžiaus taip pabaiga vos ne. Aišku, yra ir ankstesnių, ten Lietuvos teritorija, menama Lietuvos teritorija, sakykime, yra minima ir Romos keliautojų šaltiniuose. Taip, randame ir apie gintarą, ten užsimenama yra, kad gintaras gabenamas, apie gintaro kelią, ar ne. Tačiau iš akmens amžiaus mes neturime jokių visiškai rašytinių šaltinių. Ką mes galėtumėm pasakyti apie jų gyvenseną, apie jų ūkį, kaip jie gyveno, kur jie laidojo žmonės, kur jie keliavo, ką jie valgė. Akmens amžius visų pirma sudaro didžiausią procentą mūsų istorijos. Jeigu paėmus tai procentaliai, tai 99,9% mūsų istorijos sudaro akmens amžius, kadangi jo yra, jeigu dabar remsimės naujausiais duomenimis, kur Afrikoje ir Homo naledi, hominidai atrasti ankstyviausiai datuojami, tai praktiškai virš 3 milijonų metų mūsų istorija, žmonijos istorija jau gyvuoja. Tai yra svarbu, aš manau, svarbu sužinoti, kaip gyveno mūsų protėviai, kaip gyveno pirmieji hominidai, Homo erectus, Homo neandertalis, kaip atsirado Homo sapiens, kodėl, ar jie, sakykime, tarpusavį tarpininkavo kažkaip neandertaliečiai ir dabartiniai žmonės Homo sapiens. Tyrimai yra vykdomi visame pasaulyje, kaulinė medžiaga šiuo metu pasitarnauja ypač labai daug. Jeigu tyriam šios laikotarpius, būtent tai genetikoje, DNR tyrimuose, priešistorės ūkio, tą pragyvenimo ekonomiką mes galime pasakyti iš to. Lietuvoje, aišku, daugiausiai yra tyrinėta pietų Lietuvos akmens amžiaus gyvenvietės, kur yra smėlinio tipo paminklai, kur, sakykime, kultūrinis sluoksnis yra toks susimaišęs nuo geologinių procesų įvairių. Ten daugiausiai aptinkame tik titnaginių arba kitos, sakykime, uolienos įrankių, kadangi kaulai smėlyje išlieka prastai ir dažniausiai tik tais aptinkame tokius degintinius fragmentus, iš kurių daug ką pasakyti negalime ir netgi negalime atlikti tam tikrų tyrimų, sakykime, negalime atlikti stabilių izotopų tyrimų iš degintinių kaulų, kadangi viskas yra jau nuo tos ugnies išgaravę į orą, kaip sakant. Bet, kaip minėjau, yra trasiologiniai tyrimai, titnaginius dirbinius labai lengvai galima ištirti trasiologiškai, jeigu jie yra nepažeisti kokių nors gamtinių procesų ar konservavimo procesų, kaip dažnai muziejų fonduose mes randame visokių medžiagų, ant jų cheminių medžiagų, kurios trukdo mums atlikti kokybiškus tyrimus. Ir jeigu viskas yra gerai, mes galime pasakyti, ar, sakykime, jeigu to gyvenvietėje mes neradom kaulų ir tik sprendžiam, kad žmonės visiškai nieko nevalgė, nieko nemedžiojo, tačiau yra apstu titnaginių įrankių. Tai šiuo atveju trasiologiją naudodami mes galime pasakyti, ką jie valgė, ar jie medžiojo, ar jie žvejojo. Kas jūsų artimiausiuose planuose? Artimiausi tyrimai bus susiję su tais pačiais raginiais kirviais, pačiais ankstyviausiais Lietuvoje. Jie yra šiuo metu saugomi pas mus laboratorijoje. Vienas yra saugomas laboratorijoje, o kitas yra Vilniaus nacionaliniam muziejui fonduose. Tai vienas yra datuotas maždaug 43 000 metų prieš Kristų, tai kuris tas laikas mena netgi neandertalio laikus. Bus vykdomi tyrimai su šituo įrankiu. Tokio tipo, tokio ankstyvo įrankio Europoje dar niekur nėra aptikta. Tokios datos nėra gautos, sakykime, iš tokio tipo kirvio. Jis yra aptiktas Gargždų rajone, Šnaukštų karjeras. Ir kitas yra aptiktas Jurbarko rajone, raginis kirvis, kuris dabar yra saugomas Lietuvos nacionaliniam muziejui. Jo data yra šiek tiek vėlyvesnė, maždaug apie 28 000 metų prieš Kristų. Tai aišku, pakankamai data taip pat įspūdinga yra, kadangi tuo metu Lietuvos teritorija praktiškai buvo pasidengusi ledu pagal geologų duomenis. Irgi šitie tyrimai, trasiologiniai tyrimai ir kiti tyrimai turėtų artimoje ateityje vykdomi būtent su šitais įrankiais. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus paskelbusiais daugiau kaip 9000 mokslinių publikacijų. Atsiplėšę nuo sunkiai įsivaizduojamo akmens amžiaus, grįžkim į dabartinius laikus, į mūsų Klaipėdą. Klaipėdos universitetas, kurio mokslininkai abu esate, šiemet švenčia 25 metų sukaktį. Kokios mintis? Gerbiamas profesoriau Linai Daugnora ir apie 5 minučių daktarė Tomai Rimkau. Manau, kad galimybė ir potencijos universitetas tikrai turi. Dabar tik tai, kiek aš įsivaizduoju, reikalingos gal kelios idėjos, kurias priimtų Klaipėdos universiteto bendruomenė. O kada idėjos yra jau matot ir slėnis, yra ir laivai, yra ir galimybės. Dabar tik tai reikia tas galimybės kažkaip tai, sustiguoti, kad galima būtų pajudėti.
Pirmoji mintis, kuri man asocijuojasi su 25, tai kad universitetas ir aš pats esu vieno amžiaus. Nors ir studentų kiekvienais metais mažėja, tačiau universitetas ir archeologija iš universiteto neturėtų niekur dingti, mokslininkai yra pakankamai stiprus, yra inovatyvus, dirba nuosekliai, dirba sistemingai. Patys dabar su profesorium Girininku rengiame Katros pirmos gyvenvietės iš Pietų Lietuvos monografiją, kurie apims daugiausiai trasologinius tyrimus ir tai bus pirmoji didžiulė trasologinė studija Lietuvoje. Ne tik Lietuvoje, bet ko gero ir imant visą rytų Pabaltį. Na ir pasiskaninimui pasikapstykim po asmeninę patirtį. Kaip taip nutiko, kad kažkada pradėję, abu šiandien žengėt mokslo keliu? Šiaip, aš bijau pasakyti, bet man labai buvo keista, kad gal kokioje 10 klasėje šiaip aš turėjau polinkį istorijai ir man buvo tai įdomu. Bet tuo metu kažkaip tai idėja liktai susiformavo kita ir teko stoti į veterinarijos akademiją. Ir rezultate jūs nepatikėsit, kad po gerų daugiau kaip 20 metų darbo susijungė istorija su veterinarija ir gavosi bioarcheologija. Reiškia, tai rodo, kad bet kuriuo atveju svarbiausia yra ieškoti tai, kas tau patinka ir kada tu randi, kas tau patinka, tokiu atveju tai duoda rezultatą. Prieš pradėdamas studijuoti universitete savęs mokslininkų, tiesą sakant, nemačiau tikrai. Bet, aišku, studijuodamas kuo toliau, tuo labiau mane žavėjo archeologija, tuo labiau norėjau sužinoti daugiau. Didžiąją dalį turėčiau skirti profesoriui Girininkui, kuris mane sugebėjo įtraukti ir sugebėjo mane sudominti savo tyrimais galų gale. Mokslininkų bakalauro studijų gale jau aš norėjau būti mokslininku. Viskas prasidėjo Klaipėdoje ir kol kas tęsiasi Klaipėdoje. Universitetas pakankamai stiprus, istorija mane sužavėjo. Na, žinote, archeologija tai traktuojama kaip ir romantinė specialybė, kas po žemę tas žavi, kas yra paslaptinga. Tai yra labai įdomu, tai yra neatrastas pasaulis. Prototonai. Klaipėdos universiteto archeologai profesorius daktaras Linas Daugnora ir doktorantas Tomas Rimkus. Ačiū, pliusas jums. Prototonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.